Visiškai nepažįstamas žmogus kreipėsi pas Joną asmeniniai konsultacijai internetu. Nepaminėjo konsultacijos priežasties ir išvis jokios informacijos apie save neatskleidė. Tik paklausė, ar įmanoma turėti vaizdo susiskambinimą nurodytų laiku ir iškart atliko mokėjimą standartinės sumos. Susiskambinus, paaiškėjo, kad tai moteris ir pačiu pirmu sakiniu pradėjo pokalbį, paminėdama, kad ji negali pasiekti orgazmo sekso metu. Todėl dabar ji nori stiprinti savo kūną ir treniruotis, kaip reikės, kad ši problema spręstųsi. Jonas viską išklausė, ką jis sakė. Ir dar pabuvo tyloj, davė savo atsakymą. Gerai, įmanoma, pasakė Jonas. Yra 2 treniravimosi būdai pasiekti tai, ko prašot. Pirmas, kartą per mėnesį, vaizdo susiskambinimo asmeniniai sesijai, būtumėt išmokoma fizinių pratimų, kuriuos turėtumėt atlikti kasdien savarankiškai, pagal jums sudarytą programą. Antras, finansiškai daugiau kainuojantis variantas. Kartą per savaitę susitinkam treniruočių sesijai gyvai ir visus pratimus atliekame kartu. Renkuosi antrąjį, iškart atsakė pokalbio dalyvė. Beje, mano vardas Lina. Žinau, kad atliekant pratimus su jumis būtų lengviau ir maloniau praeitų visas treniravimosi kelias. Be to, pati jausčiausi žymiai užtikrinčiau dėl pratimų atlikimo kokybės. Žinočiau, kad padariau viską, kas nuo manęs priklauso. O rizikuoti, taupant pinigus, mano amžiuje būtų tiesiog beprasmiška. Ypač, kai kalbam apie dalykus, kurie už pinigus nenuperkami. O kokie ten tie pratimai? Ar labai sunku? Programa sudaryta iš įvairių tempimo pratimų, kojoms ir rankoms, kad pas jumis susitvarkytų kraujotaka pilvo organuose. Ramiu balsu atsakė Jonas. O dar vienas klausimas, smalsiai teiravosi Lina. Na čia turbūt kiekvienam žmogui skirtingai, individualiai, priklausomai nuo esamos kūno būklės. Tačiau kiek laiko užtruks, iki kol galėsiu patirti pirmąjį orgazmą? Taip, teisingai sakot, tai priklauso nuo jūsų dabartinės kūno būklės. Ir nuo to, kaip mums pavyks bendradarbiauti, įgyvendinant numatytą treniravimosi programą. Ar turėsiu susilaikyti nuo sekso visą treniravimosi laikotarpį? Ne. Seksu galite užsiiminėti natūraliai, tiek, kiek kūnas prašo. Aišku, nerekomenduočiau mėginti kasdien tikrint, ar vis dar nesigauna patirti orgazmo, patikslino Jonas. Žodžiu, seksas natūraliai ir žiūrėti, ar tikrai kūnas to prašo, o ne kokios nors azartiškos skubėjimo emocijos, jei taip galima pavadinti. Taip, puikiai supratote, užtikrino Jonas. Dar vienas man svarbus klausimas, su nekantrumu pasakė Lina. O kaip dėl mitybos? Ar daug ką reikės išmesti iš savo valgymo įpročių? Dažniausiai į su manimi besitreniruojančių žmonių valgymo įpročius nesikišu. Nebent tie įpročiai akivaizdžiai trukdytų treniruotis. Kaip pavyzdžiui, nutukusiam žmogui būtų žymiai sunkiau, nes jam arba jai reikėtų prie viso to dar kitokio gydymo
tuo pat metu. Jūs tokių problemų neturite. Tad tik jei būsite neužtikrinta dėl tam tikrų maisto produktų, galite kada nors po treniruotės paklausti, ar verta tai vartoti, ar nelabai. Skamba geriau negu tikėjaus. Nekantrauju pradėti treniruotis. Su šypsena ir džiugesiu išsireiškė Lina. Tęsinys kitoje dalyje.